Nu ką, sveiki visi. Gražus rytas, žiūriu, lapkričio vidurys, išlindo saulė. Wow. Padaryti pirmi darbai, reikia eit pasivaikščiot. Tai ką, gyvenimas teka toliau savo vaga. Šitos žinutės pagrindinė, šito įrašo pagrindinė žinutė turėtų būti, kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų gyvenam dabar ant labai didelių permainų slenksčio ir nepasinaudotomis permainomis būtų nuodėmė ar nusikaltimas gal kai kuriais atvejais netgi verslams. Įsivaizduokit, aš dirbu PR jau 25 metus, tai įsivaizduokit, per 2000 metais mes dar iš kai kurių klientų gaudavome informaciją faksu. Turbūt dauguma dabar 25 metų amžiaus žmonių net nežino, kas yra faksas. Tai va, 25 metai praėjo ir dabar mes turim tokius tulsus skaitmeninius, apie kuriuos net negalėjai įsivaizduoti. Tai iš esmės mes patys dabar galim kurti kaip verslai, kaip organizacijos savo reputaciją, savo įvaizdį, savo rankomis. Mums nebereikia globalios nacionalinės žiniasklaidos. Mes patys galime susikurti savo istoriją ir ją papasakoti pasauliui. Čia yra unikalus dalykas. Įsivaizduokit, visais laikais maždaug TV kampanija Lietuvoje, 100 000 kapeikos, 200 000 jau gerai. Klipui maždaug išleisti reikia, jeigu įvaizdiniui, klipui išleisti reikia apie trečdalį, 25% sumos. Tai skaičiuokit, gerai, skaičiuokim mizerį. Bottom line, 100 000 biudžetas, 25 000 productionai, 75 000 midijai. Ir tu gausi labai minimalią, mizerną kampaniją. Šiais laikais 100 000 įmerkti į, aš advokatauju YouTube'ui, įmerkti į YouTube'ą, tu gali pasidaryti labai rimtą kanalą, susikurti krūvą turinio metams į priekį. Ir jeigu tu esi savo nuomonės ekspertas, tu gali advokatauti ir komunikuoti globaliam lygmenį, tikrai per metus su 100 000 eurų susikurti puikų keisą eksportui, puikų keisą savo visų privalumų iškomunikavimui. Tai tik tai tiesiog toksai smulkus pavyzdys, kad tradicinė žiniasklaida, kuri yra labai brangi šiais laikais, bent jau man dirbant su klientais, mes jos nebenaudojam seniai. Toks dalykas, pranešimų spaudai rašymas ten. Kartais kažkokią temą papičinį verslo žinioms, viskas cool, bet iš esmės šiais laikais viskas yra socialiniai tinklai. Aišku, Facebookas, LinkedInas būtinai. Ir lietuviai visiškai nesupranta YouTube'o reikšmės ir prasmės ir svorio. Tai mano visos žinutės visą laiką yra sudominti jūs, kalbėti daugiau apie YouTube'ą. Aš šituose savo pokalbėse papasakosiu daugiau apie tai, kaip žmonės išnaudoja Amerikoje, Europoje, privatus žmonės, privatus ekspertai išnaudoja YouTube'ą. Čia dabar nesigilinsiu, bet tiesiog noriu pasakyti, kad įsivaizduokit vieną dalyką, jeigu jūs turite 100 000, norite skirti įvaizdiniai reklamai, su šitais pinigais šiais laikais socialinėse tinkluose galite padaryti milžinišką pokytį savo verslui. Tai trumpa tokia žinutė. Einu toliau vaikščiot ir ką, visiems linkėjimai, matau priekyje ateina žmonės, gražus lapkričio rytas, sėkmės.